Štai ir Modestas, labas Modė. Toks, hopagai grybas, labas. Aš žinok, užsižiūrėjau laidą apie save ir... Apie save? Jo, tiesiog taip. Paskandai savyje? Žavėjai tipo? Nu jo, tai pažiūrėjau. Tai Bliam, čia galėjau geriau, biškiu. Jo, toks, bet čia rimtai, žinok, šitas veikia. Žiūrėjom su draugė ir toks, tipo, bet čia galėjau taip pasakyti, ne? Nu jo, galėjai. Toksai, bliam, tu nemanai, kad aš super storas, tipo? Šitas irgi buvo. Geras. Toks, iš pačių savo užduodi ir kai, tipo, šiaip, nu, tipo, kaip ir ne, bet norėtum, kad pasakytų, kaip iš tikrųjų yra, kad padrasintų tave sukūsti. Taip, bet visgi po to, kai jau prieinam išvados tos, kad man reikia sukūsti, tai paskui pagalvoju, kiek čia reikės pastangų įdėti ir tai paskui, ne, gal žinok, ten kampas kitas buvo. Lieva čia kažkaip tai nufilmavo. Aha. Kokia laida čia buvo? Kviečių LNK, aš nežinau, kviečių meilės. Tu dalyvavai toje laidoje? O ką ten reikia daryti? Aš mačiau, mano treneris ten dalyvavo, bet aš taip ir prisiruošiu pažiūrėti. Ten reikėjo tiesiog, 3 panos, jis ten pasiruošė namų užduotį. Aš pasakau, ko noriu, kas esu, ką darau ir panašiai. Aišku, kaip ir visus didžėjus, ne didžėjus, bet šiaip kokius jaunus žmonės ten pristato vakarėlių liūtais, tai ir mane taip pristatė, nors ne vakarėlių liūtas esu. Tu gal, man atrodo, geriau plantacijų sergas esi. Plantacijų. Ne, plantacijų naikintojas. Gal iš dalies. Ir štai, plantacijų naikintojas. Tik jis gali viską padaryti viena ranka. Taip pasudėti taip. Pam. Taip. Ponas, jo. Buvo užsukę jamaikiečiai čia į svečius. Eik, tu šiandien? Buvo, ne, vakar. Pažvengiat? Pažvengiam. Žinai, tą anekdotą, kur ateina bičas sėdi, žinai, susisuko tik tai, sėdim, ir taip, žinai, taip, jau tas paskutinis, ne? Taip, durys kažkas, padėjo taip atsargiai, žinai, nueina, o pagiltinė stovi, žinai. Sako, nu tai ką, einam? Jisai, bliama, prašau, būk gera, sako. Žinai, šitą anekdotą ar ne? Aš prisimenu, bet pasako, prisiminiau dabar. Bliama, sako, tik susikau tokį, sako, ateik, davai, surūgam ir einam, kur tu tik nori. Gilinė, nu, okei. Tipo, užeina dviese, žinai, Gilinė, pamiršo, ko atėjo, iš viso, tipo, bam, išėjo namo. Agyčių nerasta, ne? Vizina įsilašino. Ir taip ten tamsu, žinai. Ir bam, nu viskas, kitą dieną ateina bičas, jau žino, kas jo laukia, galvoja, nu davai, rimtesnė tokia, kaip paskutinė, žinai, susisuka. Ir ten, į duris kažkas, tai jisai, blemba, padėjo, žinai, žieptuvėlį rankų laiko, atidaro duris, labas Giltinė, jau reikėta, ne? Žiūrėk, davai, tiesiog, tipo, greitai. Ir aš šį kartą tikrai nieko nepamiršiu. Surūkom ir varom. Kuriai varom? Sako, Napilin. Gerai, ir varom Napilin. Davai, aš dar daiktų pasimsiu. Ir, tipo, jie atvaro, žinai, būdo ant sofos, dar kažkokį tai multiką įsijungia, tipo, dar saldumynų pritvirtą. Pamiršo iš galvos išgaravo. Ir 3 diena, išgaravo, žinai, išėjo, 3 diena. Bičias visiškai, kišenės dar prisikišo, kad su savim pasiimčinai. Nes ten gal brangiai reikės pirkti. Gal nebūt, žinai. Buvo lievi metai. Ir tokį pasidarė, kur reikia pasilenkus, žinai, kad nesulūštų. Ir dviese laiko. Ir toksai jau, žinai, paplaižė, pažiūrė laikrodį, dažnai galvoja, kada čia jau laukia svečių. Duris, nu dabar jau galvoja, tikrai jau eisim, viskas, dabar tikriausiai nebeužeisiu. Atidaro duris, Giltinė sako, Starovo, girdė, aš užeisiu, parūkysiu. Toks, žinojai ar ne? Žinojau. Bet vis tiek juokiesi, taip natūraliai juokiesi? Ne, žinojau, bet man juokinga, žiauriai, irgi toksai gyvenimas labai. Geras, aš manau. Girdė, aš užeisiu, parūkysiu. Būna tam taip? Ne, Giltinės užeina, bet parūkyti ne kažkaip.